Sveiki, mieli klausytojai. Šiandien paseksiu jums pasaką pavadinimu Mieliagrybių karalystė. Per amžius amžinuosius pasaulyje gyvuoja karalystės. Tik nemanykit, kad tai koks pasenęs dalykas iš senų laikų, kur tik pasakos rašo. Karalystės ir šiais laikais klesti, plečiasi, o jų viduje vyksta paslaptingi dalykai. Tai štai, yra pasauly pavyzdžiui augalų karalystė. Jos gyventojai dažniausiai žali, bet nebūtinai. Labai mėgsta saulę, vandenį ir kai jais kas nors grožisi. Yra jums puikiai pažįstama ir gyvūnų karalystė. Kai kurie gyvūnai per tuos amžius virto tikrais karaliais. Štai kad ir katinai. Miega, murkia, visi juos glosto, o jiems jokio darbo dirbti nereikia. Katinai laikomi didžiausiais gyvūnų karalystės karaliais. Bet pati paslaptingiausia, apie kurią mažai kas teišmano, yra grybų karalystė. Žinoma, visi pažįstame baravykus, musmires ar pievagrybius, kuriuos dedame picą, bet tai tik nedidelė karalystės dalis. Šiandien noriu jums papasakoti apie labai mažytę, bet paslaptingą ir mielą mieliagrybių karalystėlę. Šią karalystėlę ėmė ir nusipirko kartą mama parduotuvėje. Kainavo nedaug, nes pakelis mažas, o jo gyventojai mažieji mieliukai tuo metu saldžiai miegojo. Bet kągi, nemiegosi juk žmogus amžinai. Tik pravėrė mama tą pakelį, įbėrė į dubenį su miltais, tai ir pabudo visi mieliukai. Labas rytas, Mykolai, sveikas, motiejau, ar gerai įsimiegojai, Migle? Sveikinosi ir kuteno vieni kitus mieliukai. Bet žinot, kaip būna, tik prabudus iš pradžių šilta, bet vos nusimetė antklodę ir iššokė iš lovos, oi kaip šalta, o ypač žiemą. Todėl baigę bučiuotis ir sveikintis, jie ėmė skųstis. Oi kaip čia šalta, brr, ar mes nukeliavom už poliarinio rato? Ne, tik į Lietuvą, atsakė karalystės užsienio reikalų ministras. Bet netrukus ir pats karalius Mykolas išgirdo, kaip jo mieliukai skundžiasi ir sako: Mielieji mano mieliukai, negalima tik skųstis ir nieko nedaryti. Mes karalystėje neturim problemų, o tik iššūkius. Jei šalta, paprašykime šilto vandens. Mieliukai buvo protingi, tad ilgai netrukus visi kaip sutarę choru pradėjo baubti taip garsiai, kad net mamos dukrytės išgirdo. Vandens, vandens, mums duokite šilto vandens. Mamyte, ar girdi, kažkas tavo dubenį prašo vandens, sako mergytės. O mama tik pliaukšt už kaktos, ak tikrai visai pamiršau, ir tuoj pat į dubenį su miltais ir mieliagrybiais pripylė ir šilto vandens. Tai nudžiugo mieliukai, dabar jiems buvo ne tik šilta, bet ir nusiprausti galėjo, o kol prausėsi taškėsi burbulais. Buvo kas juos net pūtė, mat mieliukams labai patinka maudynės ir gali maudytis jie ištisą valandą. Karalius Mykolas, sušilęs ir švarus, buvo jau vėl beužmiegąs. Tik staiga girdi, kažkas gurgia. Iš pradžių tyliai, o po to vis garsiau ir stipriau. Kasgi čia gurgia ir man snausti neleidžia, kiek supykęs klausė Mykolas. Gerbiamas karaliau, juk čia gurgia jūsų paties pilvas, atsakė jam patarėjas Martynas. O kaipgi jūsų pilvas, Martynai, domisi karalius. Ne ką geriau už jūsų, gerbiamas karaliau, labai gurgia. Netrukus gurgė jau visas dubuo, mat visų mieliukų pilvukai, ne tik Mykolo ir Martyno, ėmė siautulingai gurgti. Sunkus tas karaliaus darbas, vos išsprendi vieną bėdą, iš karto atsiranda kita.
pamanė sau Mykolas ir tuoj pat prisiminė, ką pats ką tik sakė, kad problemų juk nėra, tik iššūkiai. Mielieji mano mieliukai, mes švarūs ir mums šilta, ko dar trūksta mūsų pilvams, kad taip gurgia. Cukraus, cukrelio, cukrutėlio, ėmė gailiai maldauti mieliukai. Na ir užsimanė, pyktelėjo karalius, jau vandens ir miltų neužtenka, saldumynų dar trūksta. Bet kągi, reikia nuraminti gurgiančią minę. Tad karalius iškėlė galvą ir taip garsiai, kaip tik galėjo, užbaubė. Cukraus! Jo balsas pasklido po visą dubenį taip garsiai, kad pasiekė net mamos ausis, bet tik kaip tylus zvimbtelėjimas. Tačiau to zvimbtelėjimo ir užteko. Mama, nubėgusi prie dubens, greitai įpylė stiklinėlę cukraus. Ant mieliukų galvų pasipylė milijonai mažų blizgančių cukraus gabalėlių. Jie gaudė juos rankomis ar į krepšelius, o patys mažiausiai mieliukai stovėjo išsižioję ir tas cukrus pats jiems į burnas krito. Tai balius susikūrė dubenyje. Šlovė mūsų karaliui mieliausiajam mieliagrybiui Mykolui, dėkojo mieliukai ir valgė tol, kol jų pilvukai neregėtai išsipūtė. Ir kai, tarkim, mieliukė Miglė tapdavo tokia didelė, kad pati savęs apglėbti nebegalėdavo, tai perplyšdavo pusiau. Sveika, Miglė pirmoji, labas, Miglė antroji, pasisveikindavo šios. Ir taip nutiko ne tik Miglei, bet ir visiems kitiems, kurie netingėjo iki soties prisivalgyti cukraus. Va taip karalystės ir plečiasi, džiaugiasi karalius Mykolas, ištiesęs kojas ant cukrumi aplipusio krėslo. Artėjo vakaras, mieliukų karalystėje niekas nebegurgė iš alkio, nebedrebėjo iš šalčio ir visi ėmė norėti tik miego. Mama jau sutemus priėjo prie dubens ir uždengė jį spalvotų rankšluostėlių. Tada mieliukų karalystėje aptemo ir visi laimingi ir sotūs užmigo. Per naktį sapnavo jie cukrų, vandens burbulus ir savo karalių Mykolą, kuris irgi pasidalijo į 2 karalius. Todėl dabar miegančiame dubenyje karaliavo Mykolas I bei Mykolas II. O sapnuodami iš tos laimės, mieliukai dūsavo, gargaliavo, švilpiniavo ir tešla nuo tų visų dūsavimų vis kilo ir plėtėsi ir augo. Ir kai mama ryte nuėmė rankšluostėlį, tos tešlos jau 2 buvo. Ar jau dabar kepsim blynus, mama? Klausinėjo mergaitės. Kepsim, nes tešla jau užaugo, sako mama. Taip ir baigėsi Mykolo mieliagrybių karalystės istorija. Kai kurie istorikai teigia, kad Mykolo karalystė buvo viena sėkmingiausių šiame amžiuje. Visi sugyveno draugiškai, daug bučiavosi ir kutenosi, o karalystė per trumpą laiką išsiplėtė 2. Bet svarbiausia, kad blynai iš tos tešlos išėjo labai gardūs. Kaip nebus, kai tuos blynus užaugino patys mieliausi Grybų karalystės gyventojai mieliukai.